Sveiki. Prisimenu, filmas toks buvo, Birželis, vasaros pradžia. Labai kažkoks smagumas didelis, daug saulės, viskas labai žalia, kažkas labai gero viduj, labai lietuviško, tokia tikrai lietuviška vasara atėjo. Ir labai daug viduj džiugesio. Bet jis toks kažkuo atmieštas, kažkoks yra nuosėda kažkokia jaučiasi. Tam džiugesy, toj mūsų lietuviškoj vasaroj. Ne? Šiandien aš norėsiu pakalbėti apie sąmoningumą, apie tą, kas yra tikrasis sąmoningumas, apie ne tą mąstymą ir suprogramuotą mąstymą, o apie tikrą, sąmoningą suvokimą savo atsakomybės už savo gyvenimą. Ir tada dar truputėlį papasakosiu, ką vasarą veiksim, kaip dirbsim vasarą. Šiek tiek bus darbo, bet pagrindė ilsėsimės. Ir apie programas rudeninės ir po truputį įdėsim jas visas. Datas jau įdėsim dabar, kad galėtumėt rinktis, kad galėtumėt matyti savo galimybės pagal mūsų darbo planus. Tai dabar apie sąmoningumą. Kas tas yra sąmoningumas pirmiausia? Pirmiausia, tai yra laisvas mąstymas. Laisvas, kai aš sąmoningai suvokiu, kada man kažką teigia. Kažką, sakysim, kažką skaitau, ar ne? Ir sąmoningas yra tada, kada perskaitau ir pati mąstau. Ar man tai tinka? Ar tai su manim sutinka? Ar aš galėsiu tame vystytis? Ar mano siela gaus pamokas? Aš sąmoningai mąstau apie tai. Ir suprantu, ne, šitas dalykas ne man. Nesvarbu, kas tai būtų. Kokia nors programa vyriausybinė, kas nors tokio, kas liečia kitus, bet ne mane. Tai sąmoningumas yra suvokimas. Tai yra laisvas, neprogramuotas apsisprendimas. Vat įsigilinkite tai. Ne tai, kad jūs vieną paguglinot, kitą paguglinot, trečią paguglinot ir visur jums patiko. Tai čia yra nelaisvė. Čia yra, taip mes tapom tą trečios kategorijos šalimi. Taip neturi būti. Mes esam sena tauta. Mes labai puikiai žinom, pažįstam savo gamtą, pažįstam, kaip mes sudaryti. Ir puikiai suprantam, kad jeigu aš dirbu dėl to, kad atvažiuotų čia užsienietis, tai koks dabar užsienietis atvažiuoja pas mus, trečia rūšis, kuris neišgyvena. Tai ką jūs iš jo gausit? Vartykitės kaip norit, kalbėkite ant kokio norit liežuvio. Jis neturi, jis biednas. O mes savo žemė. Ir tai yra ta žemė, vienintelė žemė, kurioje mes galim kalbėti savo nuostabią lietuvių kalbą. Su visokiom tarmėm. Kokie mūsų papročiai nuostabūs. Ir neliko sąmoningumų. Tai labai visus skatinu, siūlau ir netgi prašau, susimastykit, tapkit sąmoningi, tapkit suvokiantys, kur jums reikia lysti ir kur nereikia lysti. Kur yra jūsų, kur jūs vystysitės, kur yra pagal jūsų sielos planą. Ir kur visai dalykai, kurie, aš nei energijos tam neturiu, nei man įdomu ten, nei man to aplamai reikia. Visada įsidėmėkit tokius paprastus dalykus. Žmogus, kuris gerbia save, nepasipūtęs, nedidžiuoklis, nepuikybininkas, o gerbiantis save, savo žmoniškumą, turintis orumą, jį visada gerbia ir kiti. Ir atvirkščiai,
tas, kuris pamynė savo orumą, pamynė savo žmoniškumą. Jį pamins ir kiti. Tvarka tokia. Tai pirmas dėsnis. Kai jūs mokotės arba mokot kitus, galima mokyti taisyklių. Na, pavyzdžiui, kaip važiuoti troleibusu, ar ne? Kokios taisyklės. Bet tai juk nėra dėsnis. Tai yra tik taisyklė, kurią laikinai išmokstu ir ją panaudoju toje vietoje, kur reikia. Nei čia norma, nei čia kas nors. Aš tiesiog laikausi tam tikrų taisyklių, lipdama į troleibusą. Ir dėsnis. Va šitos dalykus, kurie yra visiems vienodi. Visiems vienodi. Visiems šitos planetos žmonėms. Jie vadinasi žmoniškumo dėsniai. Ir juos reikia mokytis nuo iššių. Nuo tada, kada formuojasi mūsų kūnas. Mama vaikšto ir pasakoja apie dėsnius. Pagal kokius dėsnius gyvens jos kūdikis. Aišku, kartu su tėčiu. Bet vat šitie visi dalykai, jie moko mus sąmoningumo. Jie moko mus orumo. Jie moko mus žmoniškumo. Ir tik tada galiu suprasti, kas aš esu ir kas aš nesu. Tai siūlau, jūs turėsit daug gražaus laiko vasarą, ar ne? Gersit kavą, pobelėm, tupėsit prie lysvės. Vat tuo metu galvoti, iš tikrųjų galvoti, iš tikrųjų mąstyti. Kas yra mano, kas tinka mano gyvenimui, kas tinka mano sielos planui, kas atliepia mane. Galbūt tai sunku, galbūt net skaudu kartais. Aš čia sužinojau paskutinius nurodymus, kas yra turėti. Turėti tai yra dalytis. Ir suvokti, ką turi, gali tik pasidalinęs. O iš tikrųjų tai tik bijai, kad neturėsi, kol nepasidalini. Dalytis reikia iki tol, kol skauda, kol pradeda skaudėti. Tik tada būsi turtingas. Apie šitos dalykus, manau, jūs ne visi, toli gražu ne visi net nesusimąstė. O tai yra dėsniai. Taigi siūlau būti su savim. Ne ištisai. Reikia būti ir su kitais. Su visais reikia pabūti. Bet su savim reikia pabūti daugiausia. Su savim tai reiškia su Dievu. Tai va tokie mano palinkėjimai jum poilsio metu, tiem apmąstymam, tiem su kavos puodeliu, sąmoningumui su kavos puodeliu. O dabar apie tai, ką mes veiksim vasarą. Vasarą mes poilsiausim prie jūros. Pradedam nuo Šventosios, susitinkam ten per Jonines, visi kas nori, tai skambinkitės Rūtai ir tarkitės, kaip ten sudalyvauti. Jinai organizuoja šiais metais vakarėlį kažkokį, labai rimtą. Žinau, kad bus su darbais visokiais, tai tiesiog skambinkitės Rūtai, tarkitės, kaip ten, kaip atvažiuoti, kaip pasiekti tą jūrą, kur tai visa vyks. O toliau nuo Liepos 15 aš pradedu rinkti gyduolių, šviesos gyduolius, kurie bus kartu su fiziniais gyduoliais. Šviesos gyduoliai bus ta pati grupė, tik tai pusę laiko mokysimės fizinio gyduolių, o kitą pusę dirbsim su šviesa. Tai irgi įdėsiu datas, ten bus atskiras pakalbėjimas apie šviesos gyduolius.
Ir rudeniop, daugiau truputį rudeniop, gal nuo kokio rugpjūčio pradžios, sakysim, pradėsiu rinkti grupės savo jausmam pažinti. Tas vadinamas psichoterapinės grupės, kurios vyksta tikrai labai sunkiai, nes labai sunkiai dabar. Žmonės tiek daug masto svetimom galvom ir tiek mažai supranta, kas jie yra, kad kai paprašai, o dabar užsimerkim ir pažiūrėkim, ką jaučiam, visi nustoja kvėpuoti. Ne tik kad jaust, bet kvėpuoti nustoja. Tai vėl šiais metais, kaip ir praeitais metais, dirbsim panašių tvarkaraščių, panašia tvarka. Labai prašau, pati noriu tą daryti ir jum patariu, kad stenkitės kuo daugiau įvesti į savo gyvenimą tokios disciplinuotos tvarkos. Stenkitės daryti dalykus panašiai tokiu laiku, panašiai tom dienom, pasiskirstyti savo laiką kažkokiais tai truputėlį, kad nurimtų vidus, kad jūs žinotumėt, pirmadienis vaikų diena, ar ne, trečiadienis anūkų diena, kad būtų tokia tam tikra disciplina ir tvarka ir pamatysit, žymiai lengviau pasidaro su tą galvą tvarkytis, su tuo egiu tvarkytis, kuris ištisai nori būti visur reikšmingas. Tai jisai, žinokit, nėra jūsų vadovas. Jums reikia išmokti jam vadovauti iš savo sielos. Sielos energija jam vadovauti. Jis puikus tarnas, bet visiškai prastas vadovas. Išmokit šitą, supraskit šitą. Tai pagrindiniai darbai vyks rudenį, o vasarą aš planuoju turėti kelias grupės, irgi paskelbsim. Bendrakalnio repertuarė tame visame Rūta įdės. Ir vieną grupę, vieną astrodramą. Kas mėnesį. Šį mėnesį tai greičiausiai jau ne. Bet Liepą tikrai ir rugpjūtį irgi tikrai. Tai dar noriu priminti visiems praeitų metų šviesos gyduoliam, kad jūsų laukia dar vienas užsiėmimas. Jau nutarėm, kad rugsėjo 17-20 berodos vėl 4 paros. Ir tai bus darbas su virgulė ir korekcija. Tai kas jau ryšitės, nutarsit, tai prašysiu registruotis, kad žinotumėm vėl Šilvinę. Jeigu pasitvirtins, bet tikiuosi, kad pasitvirtins ir vėl ten susitiksim ir dirbsim. Tai šiandienai tiek turiu ir linkiu. Kągi čia linkiu? Yra vasara. Tai linkiu vasaros. Jausti vasarą dūšioj savo. Iki.